Signalas duotas, tikiuosi vartai bus pakelti ir galėsime įvažiuoti į dirbtuves ir pradėti darbus. Tai va, norime parodyti jums, kiek nuo automobilio dugno teko nuimti apsauginių plasmasinių detalių ir jos yra purvinos, nors ganėtinai naujas automobilis, mes jas dar ir išplausim, kad finaliniam rezultate galėtume uždėti švarias dugno apsaugas. Taigi, nuėmus Maserachio dugno plasmasės atsivėrė tikrasis vaizdas ir noriu pakalbinti mūsų darbuotoją Simoną. Kaip apskritai automobilis yra paruoštas, gamykliškai jis dengtas kažkokia antikorozinė danga, ką tu čia matai jo dugne? Gamykliškai šis automobilis nėra dengtas jokia antikorozinė danga, yra tiesiog gruntuotas dugnas, matosi siūlių hermetikas, kuris taip pat nėra niekaip apdarotas, užpurkštas kažkokia tam tikra danga. Ar reikia šitam automobiliu papildomai padaryti antikorozinį padengimą? Tikrai reiktų. Su kuo susidurėt jūs dažniausiai, kadangi purškit automobilius, matot silpnas vietas, kas dažniausiai rūdyja? Dažniausiai galiniai tiltai, dugnai, traversai, visi šitai. Ką gali pasakyti apie šio automobilio važiuoklę? Jie aliumininė? Šakės aliumininės, galinis traversas metalinis. Taip, o visa kita turbūt pagrinde dominuoja plienas, metalas, kuris rūdyja ir kurio tinkamai nepasirūpinus anksčiau ar vėliau jis susidurs su korozija. Tikrai taip. Čia matome lonžeronę gamyklinį kamštį, kurį teks pradurti, kad sukišti strypą į vidinę ertmę ir išpurkšti antikorozinę dangą. Taip jau dažnai gamintojas palieka ne atvirus kamščius, o juos užklijuoja ir vėliau juos tenka tiesiog išiminėti. Na čia kamščius išimti iš slenkščių ir lonžeronų yra paprasčiau, dėl to, kad jie yra guminiai, plastikiniai, jie lengvai išsiema ir atsiveria ertmės. Netgi matote, kad išėmus kamštį iš lonžerono jau iš jo bėga vanduo. Tai reiškia, kad vidinėje ertmėje jau yra daug kondensato, daug susikaupusio vandens, kuris vėliau būtent sukelia koroziją. Automobilis yra ganėtinai naujas, bet iš jo jau skverbėsi vanduo. Kodėl verta purkšti automobilį antikorozinę dangą? Nes galima užfiksuoti būtent tokias problematiškas vietas, atkimšti kamščius, pamatyti, kiek drėgmės yra susikaupusios automobilio vidinės ertmės ir žinoma padengti jas antikorozinę dangą. Viena ertmė jau yra deformavusi ir čia prasidėjusi pati korozija. Viduje, jeigu va taip kišus rankas, pirštą ir bandyti pajausti, pačiupinėti, kas jame yra, tai yra visiškai sausas paviršius, jis neturi jokio gamyklinio padengimo. Noriu dar vieną dalyką paminėti. Stabdžių kūro vamzdeliai taipogi bus padengti riebia krauna antikorozinė danga ir dauguma dangų nėra tinkamos padengti šios komponentus dėl to, kad technikinės apžiūros nori įsivertinti jų būklę ir jų užmaskuoti negalima. Su kraundanga galima tą daryti, kadangi produktas yra skaidrus, riebus, bespalvis ir jis nemaskuoja defektų. Tai vadinasi, visos pakabos dalis, visi vamzdeliai, visi dugne esantis elementai gali būti padengti šią antikorozinę dangą. Tai vienareikšmiškai šitam automobilio antikorozinio padengimo paslauga padės visiems elementams išsaugoti patikimumą, saugumą, estetinį galų gale vaizdą ir išlaikys automobilio didesnę pardavimo kainą ateityje, jeigu klientas sugalvos galų gale jį ir parduoti. Svarbiausias ir pirmas žingsnis tai yra išsiplauti automobilio dugną. Kad išplauti automobilio dugną nuo druskų, reikia naudoti specialias tam medžiagas. Ne visi šampūnai, ne visos plovyklos ar kažkokios kitos chemijos yra pajėgios tą padaryti. Mes naudojame Salt Eliminator, druskų šalinimo priemonę, kuria yra plaunama automobilio dugnas, kėbulas prieš visus antikorozinius darbus. Tai bet kuriuo metu jūs pristatęs automobilį ar sugalvojęs atlikti šią paslaugą, nebijokite to daryti net ir žiemos metu. Tai yra pagrindinis laikas, kada reikėtų pasirūpinti savo automobiliu šiandien, o nelaukti kažkokių tai geresnių orų ar geresnių aplinkybių, nes būtent pati technologija ir medžiagos, kurios yra susijusios su antikoroziniu padengimu, leidžia tą daryti bet kokiomis oro sąlygomis.
Nuplovę automobilio dugną, mes jį padengsim Crown T40 Rust Protection antikorozinė danga. Aš noriu paminėti vieną labai svarbų dalyką, kad rinkoje yra daug skirtingų antikorozinių medžiagų, ožkinio, bituminio pagrindo, alyvinio pagrindo ir Crownas tai yra riebalas, alyvinio pagrindo produktas išstumiantis drėgmę. Tai reiškia, kad pagal technologiją nuplovus automobilio dugną nuo purvo, smėlio ir druskų nėra jokio džiovinimo ir sausinimo procesų. Taip, visi Crown centrai tiek Kanadoje, tiek pasaulyje dirba vienu ir tuo pačiu principu. Dugnas bus padengtas alyvinio pagrindo danga Crown T40 ant šlapio paviršiaus, tai yra visiškai normalus procesas, kuris egzistuoja pasaulyje jau 38 metus. Pats produktas išstumia drėgmę, nebijo vandens. Jis turi daug įvairių komponentų, su kuriais galima tiek konservuoti esamą rūdžių struktūrą, tiek padengti sveiko metalo paviršių, apsaugoti nuo rūdžių. Taipogi padengti ir esamas rūdis, kadangi ši priemonė veikia kaip esamų rūdžių konservantas. Šiandien mes pasitelkėm netgi visą komandą, tai vėlgi priklauso nuo to, kiek dirba žmonių prie automobilio antikorozinio padengimo procese, nuo to ir priklauso viso padengimo greitis. Smulkmenos, kurios yra iš tiesų svarbios, tai yra tvirtinimo elementai ir kamštukai, jų čia yra pilnas komplektas ir jie yra naudojami, jeigu automobilis jau atvažiavo su kažkokia tai trūkumais arba darbo procese, jie pasimetė, tai tiesiog yra pilni komplektai ir tokio pobūdžio darbuose tokie įrankiai yra naudojami ir tokios detalės yra labai svarbios. Padengę dugną mes baigsim visą perimetrą, tai laukia sparnų vidinių ertmių, durelių, variklio skyriaus, pertvaros, elektronikos padengimas antikorozinė danga. Tai galima sakyti, pusė darbo jau yra padaryta. Dengiant automobilio vidinės ertmės, antikoroziniai centrai gręžia mažas skylutes. Ir tai yra mūsų darbo kasdienybė. Ir nesvarbu, ar Maseratis, ar sena Toyota atvažiuos į antikorozinį centrą, jeigu tai iš anksto bus suplanuota ir suderinta su klientu, mes išgręšim 6 ar 8 mm diametro mažą skylutę, kurią užkimšim įvairiais tokiais guminiais hermetizuotais kamščiais. Ir šis procesas yra visiškai normalus skylučių užkimšimas. Ogi labai paprastai į gręžiamą vietą įstatom kamštuką, kuris jau yra automatiškai su hermetiku ir vieno lengvo smūgio pagalba. Jis yra įmušamas, nuvalomas aplinkui plotas, kur ištiško hermetikas. Ir viskas. Šita skylė yra užsandarinta, gražiai nuvaloma, švari, graži, tvarkinga ir atrodo kamštis tikrai neblogai. Kaip gamyklinis, realiai netgi dauguma klientų neatskiria, kur mūsų yra gręžiamos vietos ir kamščių, kol jų yra neparodoma pirštu. Aš noriu pakomentuoti vieną tokią situaciją, netgi tokiose vietose, kur pavyzdžiui yra atraminė bagažinio dangčio gumytė, kurią atrodo galima lengvai išimti ir per ją padaryti antikorozinę dangą. Ir klientai kartais mus moko tam tikros vietos, sako, yra atviros, paliktos, mes vis tiek čia gręžiam skylę. Va čia parodyk šitą momentą. Čia yra atraminė gumytė, kuri kaip ir iš pradžių atrodo yra tinkama, bet iš tiesų čia yra pagrindinis taškas. Per ją kažkiek papildomai galima buvo papurkšti antikorozinės dangos, bet čia yra pagrindinis gręžimo taškas, kuris leidžia strypą giliai sukišti į bagažinės vidinį ertmę. Tai buvo daroma iš abiejų pusių. Tai neapsigaukite, netgi kai sako, kad mašinoje yra daug įvairių gamyklinių ertmių, tai nereiškia, kad visos jos yra tinkamos. Ši skylutė taipogi kaip ir kitos bus užkimštos gražių, kokybiškų guminių kamščių. Visos kontaktinės elektroninės jungtis taipogi yra dengiamos Crown antikorozinė danga. Ir noriu paminėti, tai yra labai svarbus momentas, nes dauguma žmonių, klientų klausia, o kas bus, jeigu antikorozinė danga paklius ar ant kažkokio tai elektros laido, ar ant jungties. Kas toliau? Tai mes specialiai dengiame elektroniką, Crown danga ir yra sukurta elektros instaliacijos apsaugai, laidų apsaugai nuo oksidacijos.
Šis produktas pasižymi geromis dielektrinėmis savybėmis ir dideliu antistatiniu krūviu. Vadinasi, Crown danga yra tinkama, ji yra specialiai sukurta elektros instaliacijos apsaugai. Priekiniai sparnai susipurškia per žibintų vidinės ertmes. Dažniausiai automobilis čia turi ertmes, kur sukišus strypus mes turim galimybę padengti sparnų vidinės ertmes. Taipogi variklio skyriuje purškiasi priekinis televizorius, ABS blokas, stabdžių stiprintuvas ir visos detalės apart pačio variklio. Taipogi reikalų esant yra nuardomos variklio skyriaus apsauginės plastmasinės detalės, tam tikri komponentai, kad galima būtų pakliūti, prieiti prie visų ertmių. Kaip tik meistras dabar bando viską sudėti į savo vietas, taip vyksta procesas. Dar vienas dalykas, apie kurį noriu pakalbėti ir manau drąsiai reikia tą daryti ir klientam rodyti, kad taip, tokie automobiliai, netgi kaip Maseratis, kurio vertė yra apie 100 000, mūsų centre yra gręžiamos technologinės skylės. Kartais norisi ir pajokauti, kad senesnis automobilis atvažiavęs į mūsų centrą, jau, kuriam tikrai reikalinga antikorozinio padengimo paslauga, dar dvejoja, dar svarsto, dar prisibijo, ar tikrai nieko blogo neatsitiks, jeigu mes pragręšim skylutes. Tikrai ne. Ši praktika yra vykdoma visose antikoroziniuose centruose daug metų ir dėl ko mes paėmėm šiandien dienai filmuoti šį automobilį. Jis yra visiškai naujas, klientas jau daro nebe pirmą automobilį, pasitikė šią technologiją, pasitikė visa darbo eiga ir procesu ir netgi leidžia gręžti technologinės skyles tokiame automobilė. Tai ką ten bekalbėti apie Toyota Avensis 20 metų senumo, kuri dažniausiai atvažiuoja į mūsų centrą. Aprūdijusi, prašosi apsaugos, pagalbos, antikorozinio padengimo. Ir mes svarstom, ilgai diskutuojam, aiškinam, rodom klientui, kuris kartais prisibijo tiesiog atlikti šį procesą. Tai ką, antikoroziniai darbai kaip jau ir į pabaigą, liko nuplauti šitą automobilį, atiduoti klientui jį švarų, paruoštą ir suteikti tolimesnės rekomendacijas, ką reikia daryti, kad automobilis nerūdytų. Tai pagal mūsų technologiją vidinės uždaros ertmės išpurkštos Crown danga, jos yra aktyvios ir 3-4 metus klientui nieko nereikės daryti ir nesukti savo galvos. Bet dugno profilaktikai jis bus pakviestas jau po metų, kad klientas nepamirštų sekančios profilaktikos ir vizito mūsų centre mažus lipdukus su ateities data. Mes dažniausiai klijuojame ant automobilio durelių, kartais juos galima rasti ant statramsčio. Taipogi pakabukas, kuriame atsispindi mūsų firminis šūkis "Neparduosiu, nes padengtas Crown". Tai mielieji, džiugu, kad mums pavyko šiandien parodyti esminius dalykus, kaip yra atliekamas antikorozinio padengimo procesas. Žinau, kad tai užkurs didelę diskusiją, kodėl būtent yra daroma taip, ne kitaip, ar tikrai vertėjo gręžti šitą automobilį, ar tikrai reikėjo jį purkšti antikorozinę dangą, bet kaip ir minėjau prieš tai, tai yra mūsų kasdienybė, tai yra darbas, kurį mes atliekam kiekvieną mielą dieną su įvairiausiais automobiliais. Ir vien tik tai dėl to, kad šiais metais pradėjom filmuoti šiuos siužetus, tai norėdami parodyti jums, kokie automobiliai lankosi ir atsakyti galbūt esminius klausimus, kad net ir naujus automobilius verta dengti ir žmonės tą daro. Ir kviečiame ir jūs tai daryti. Užsiregistruokite, pasikonsultuokite, atvažiuokite pas mus, kad ir gyvai pamatyti, kaip mes dirbame ir apsvarstykite šią galimybę, kuri jums leis ir padės apsaugoti savo mylimą transporto priemonę, kad ji nerūdytų, tarnautų ilgai ir patikimai. Tradiciškai paprašysiu sekti ir prenumeruoti mūsų kanalą. Turime daug įvairiausių naujienų, kas laukia vasarą, kas vyksta mūsų dirbtuvėse, kokie automobiliai lankosi ir kaip vyksta visas tas procesas. Tai pasimatysim iki greito ir lauksime jūsų svečiuose.